Sveiki visi, su jumis aš 314 Circle, linkėjimai iš Anglijos, pagaliau pasveikau. Ir gera žinia tai, kad artėja kalėdos, dovanų metas ir aš neatsilieku nuo kalėdų senelio. Vienam iš savo kanalo gerbėjų padovanosiu iPad mini Smart Cover. Taisyklės labai paprastos. Įkeliu į Facebook fanų puslapį nuotrauką su nuoroda į šį video, reikia paspausti share, o YouTube reikia paspausti like šiam video ir palikti vieną komentarą su jūsų nuoroda į jūsų profilį Facebook'e. Labai paprasta, 3 dalykai, 2 sekundės. Ir antra žinia, ką šiandien noriu padaryti, tai jums papasakoti apie iPhone 5s. Todėl važiuojame. iPhone 5s tikrai tapo geresnis už savo pirmtaką iPhone 5. Ir labai keista, kaip jo dar nepripažino revoliuciniu. O kad jums būtų paprasčiau išsirinkti, labai paprastas būdas. Klausimai atsakymai. Ar iPhone 5s genialus? Aišku, čia ne Android kažkoks aitai. Ar dabar apsitrina dažai nuo kraštų kaip ant juodo iPhone 5? Šią problemą Apple ištaisė dar praeitais metais prastu operacinės sistemos atnaujinimu. O šiais metais jinai panaikino juodą spalvą ir mes turim Space Gray. Ir dabar kraštai neapsitrina. iPhone 5s ekranas vis dar toks pat mažas? Taip, ir tai nuostabu. SIM kortelė vėl sumažinta, o gal jos visai nebereikia? Ne, SIM kortelės dydis nepasikeitė. Juk reikia SIM kortelę mažinti tik tada, kai didini telefono korpusą. Mygtukas Home dabar be piešinuko? Taip, piešinuko dabar nėra, jį pakeitė Touch ID. Ir aplinkiniams tyrinėti jūsų telefono turinį dabar bus dar sunkiau. O galima jį atrakinti su nosim? Ar ilgas vieno pakrovimo baterijos tarnavimo ciklas? Jeigu palyginsime iPhone 5s su jo pirmtaku, jis veikia tikrai ilgiau. Ar jis geriau fotografuoja? Jeigu jūs pamenat, praeitais metais buvo revoliuciškai sumažintas iPhone 5 matricos dydis, ko pasekoje nuotraukose pasirodė pirmieji iOS 7 ženklai. Rožinis apšvietimas. Šiais metais matricos dydis revoliuciškai padidintas net 15%, nors kameros megapikseliai nesikeitė. Liko 8, bet nuotraukos geresnė. O kaip video? 1080p įrašoma kaip ir anksčiau, bet dabar yra pridėta slow motion, kas iš tikrųjų yra puiku ir jūs dabar galėsit savo skeiterius draugus filmuoti dar efektyviau. Jis greitesnis? Ne 2 kartus už 5 iPhone'ą, tu įsivaizduoji? Kas yra M7? Tai slapta tarnyba, beveik kaip Mi 6 James Bond'e, bet tik M7, kas reiškia geriau. Tai so procesorius, kuris savyje turi gyroskopą, stratoskopą ir mikroskopą. Ir netgi iFixit negalėjo jo surasti iš pirmo karto. Ir jis padės taupyti baterijos veikimo laiką, kai naudositės navigaciją ir sportui skirtas programėles. Jį būtina pirkti? Na o kaip, juk tai iPhone! Bet pas tai klausimas, aš neįsivaizduoju. iPhone 5 ir 5s labai panašus. Kaip man parodyti, kad turiu 5s? Reiškia taip. Jeigu pas jūs auksinis iPhone, reikia nepirkti dėklo jam. Jeigu Space Gray, tada reikia sakyti, kad gaila, jog juodos spalvos nebėra. Na, o jeigu jūs padarėt klaidą ir nusipirkote baltą iPhone, tada jums reikia laikyti jį taip, kad matytųsi Touch ID ir dvigubą blyksnį. Su jumis buvau aš, 314 Circle. Spausk like, jeigu patiko šis video, dislike, jeigu nepatiko. Nepamirštų dalyvauti konkurse, taisyklės paliksiu aprašyme ir iki kitų kartų. Ate.